Tai kas daro, pasinai, sveiki atvykę į 6-ąjį Corals epizodą. Šiek tiek buvom pristoję, projektas šiek tiek buvo sustojęs, stovi vietoj, nieks nedaryta, kaip nuo praeito epizodo nieks visiškai nedaryta. Toks niuansas, šiaip dėl video. Pas mus nėra begalės laiko, mes turim darbus, mes dirbam su kitom mašinom ir nėra tiek daug laiko atiduoti šitam projektukui. Kiek randam laisvo laiko, tiek mes prie jo prisėdam, tai va per visą savaitę radom vieną laisvą dieną. Šioks toks niuansas, kažkiek galbūt pasijaus video, kad kai randam laisvo laiko, norisi, kad ne tik video padaryti ir labai minimaliai darbų padaryti, bet norisi, kad labiau darbų daugiau gautųsi padaryti, negu ten video ar kažką tai tokio. Tai manau, labiau dirbsim prie jo, nes norisi, kad jau greičiau judėtų reikalai, nes tokiais tempais, tai mes jaučiu 2-3 metus užtrauksim su šitų projektų. Rodysim, žiūrėsim jau čia pagal situaciją, kaip kas gaunasi, atkarpom kažką rodysim, bet labiau akcentuosim darbus ir šiandienos šio video planas, labai norėčiau, kad jau pabaigoje vidosikoje būtų šitas kebuliukas nugruntuotas. Norai dideli, ar pavyks tai padaryti, nežinau, žiūrėsim. Tai kaip ir nuo praeito epizodo, ketvirtis praktiškai šitas užpakliuotas paruoštas gruntavimui, liko stogas ir kitas ketvirtis. Nu ir aišku, viskas šiauštis, dar smulkmenų daug, ten lipas galinis, stojkės irgi čia yra neligumų. Ko nelaukia, kimbam į darbus. Ypač kai dar tas kitas ketvirtis identiškai ruošis kaip ir šitas ketvirtis, tai ten tą patį video realiai išleisti, tai nėra didelio tikslo. Tai ko nerodėm, parodysim, bet ką jau rodėm, pavyzdžiui, tokį dalyką kaip šito ketvirčio špakliavimas, tai jau tikriausiai net ir nerodysim. Galbūt prieš po, bet vėl tą patį rodyti nerodysim, tai tiek tų žinių, mažiau šnekų, daugiau darbų. Važiuojam. Taip, tai dabar dėl stogo, visas jisai nušiauštas iki metalo, jau pagrindas yra pralygintas, dar kažkiek tai prasilyginsim, bet metalas yra dabar daug stipresnis, jisai taip dabar nespirokliuoja, kaip spirokliuodavo, tai ir dabar tų neligumų tokių didžiulių nėra, kaip jie buvo. Tai ruošiam stogą, ruošiam ketvirtį, o pagal jau situaciją pažiūrėsiu, kažką parodom, vis tiek etapus kažkokius tai parodysiu, bet būtent, pavyzdžiui, ketvirtis, tai identiškos situacijos, tai tikriausiai bus tiesiog prieš po, kad ir laiką taupyti, ir darbai daugiau greičiau judėtų. Manau, tiek Lukas, tiek ir jūs, Hebra, norit, kad greičiau viskas judėtų, o ne 2 video lygiai apie tą patį. Tai realiai su šitom visom dalim lygiai viskas tas pats yra, kaip ir su ketvirčiu. Aplamai su visom dalim bus lygiai tas pats. Kaip, sakykim, stogą kažkiek prasilyginom su spoteriu, kur yra nežymus, neligumai, glaistuojamės. Visur principas yra lygiai tas pats, tik tai gal keli niuansai, bet šiaip viskas yra tas pats. Tai antikorozinis, geltonas ir taip toliau. Tai visas stogas špakliuosis, nes jisai visas yra tragedija, bet tikėkime, viskas bus good. Tai va. Darbų budėjitas. Taip, tai po truputį juda krūta projektukas, tai dabar atlikom, tai šiuo momentu klijuojamės per naują visą mašiną, klijuojamės jau kaip gruntavimui, kad nereiktų perklijuoti, nes dar truputį prasmeliavom slenkščius apačioje, kažkiek buvo rudelių ir stogas, kadangi mes savaitę laiko jisai buvo stovėjo čia mašina, tai dėl visako, kad dėl šventos ramybės lengvai prasmeliavom, kaip sakant, kad kokybiškai būtų, tai dėl šventos ramybės dar mes jį labai lengvai nusmeliavom, kad visiškai būtų švarus paviršius. Tai slenkščiai stogas nusmeliuota. Dabar klijuojam gruntavimui ir tada toliau ruošiamės mes irgi gruntavimui. Ja. Tai glaistuojame stogą, su antikoroziniu tepamės ir taip toliau. O šitoj pusėj glaistavimo iš vis labai minimaliai iš tikrųjų reikėjo, tik tai realiai ar arką pačią, nes čia jau jis yra špakliuotas ir taip toliau, tai praktiškai viskas ir išsilygino. Tai mums labai minimaliai matosi toksai šešėliuoja tas smulkesnis paskutintas sluoksnis pratepėm per visą plokštumą, tai labai minimalus glaistavimas, tai labai greitai iš tikrųjų pasidarė šitą arką.
Tai su šitą arką dan, su kita arka irgi praktiškai dan, smulkmenos suves galus su bumperiu ir tada stogas ir tada šiaušimai, šveitimai. Ai, beje, dėl antenos vienas buvo komentaras, kad naikinkit tą anteną, nereikalingai načinai, tai mums kaip ir jokio buvo skirtumo, mes galėjom naikinti, galėjom nenaikinti, bet su Luku nusprendėm, kad paliekam ją vietoj, nes tada ją reikia perkeldinėti ir dar papildomų daug darbų atsiranda, tai paliekam anteną, tiesiog tik tai tą visą antenos tvirtinimą ištiesinom, kad gražiai prisispaus, nes ten buvo viskas sulankstyta. Taip, apsikliavom visą mašiną gruntavimui, dabar beliko patį kėbulą davesti iki gruntavimo, tai riebalinamės dabar stogą. Pirmas sluoksnis plonas antikorozinis glaistas. Бобыло Production представляет Терминатор Corolls Edition. Ką susišpaklinom stogą, mėsos dabar turim. Realiai dabar tik tiesiog šveistis visą šitą pritepyklą ir žiūrėsim, kas gaunasi. Ar čia gausis dabar iš vieno tepimo, ar nesigaus. Buvo vienas toks komentaras, ar mes čia savo tik tai daromės mašinas, ar visiems darom, tai mūsų toks darbas, mes tvarkom kėbulus, virinam, ruošiam, dažom ir taip toliau. Tikrųjų, jeigu kažkam įdomu, pas mus yra Facebookas, Mozaika Auto Body Shop, jeigu kažkam įdomu, galite parašyti, pasikreipti ir virinam, irgi Šaranas slenkščiai virinasi. Dėl to būtent ir sunku Corollsą greit daryti, kai mes turim ir tai begalę darbų. Tai dar ir Corollsą prie tą pačią pritempiam. What the fuck is going on with you? O su Corollsu situacija yra tokia, pagrindas jau kaip ir padarytas su stogu, matosi kiek daug yra glaisto nušveista, tai pagrindas padarytas, dabar realiai liko užbaigiamai sluoksnį pratepti, išlyginamai sluoksnį pratepti, kad būtų viskas jau idealiai lygų ir nedaug jau liko link gruntavimo. Tai o ruošėjai liko paskutintas sluoksnį dar užsitepti, ruošiasi. Kas daro, pasanai dar kartą, praėjo šiek tiek laiko, bet pagaliau atėjo ta diena, kai gruntuosim Corollsą. Dabar, tai kaip ir minėjau, mum asmeniškai šiek tiek geriau, kad video būtų trumpesni ir progresas būtų daug didesnis negu video ilgas, bet nieko nepadarom. Tai daug padaryta darbų už kadro, kas dabar padaryta, tai yra pilnai sušpakliuotas stogas. Pilnai sušpakliuoti abudu ketvirčiai, pilnai visas sušveistas, sušiauštas ir paruoštas gruntavimui. Nėra čia labai kažką dar komentuoti, dar prasipūsim visur, kur plikas metalas su rūgštiniu gruntu ir tada gruntuosim visą su akriliniu gruntu. Dažysis jisai baltai, tai naudosim baltą gruntą, šiek tiek tik tai lašinsiu juodos spalvos, kad kažkiek dengiamumas būtų geresnis, nes balto grunto žiauriai prastas dengiamumas, tai gruntuojam ir žiūrėsim, kas čia mums gavosi. Šiaip labai, kiek čia mes užtrukom su šitų kėbulų, būtent ruošimu. Kiek? Dahuja. Tai žiūrėsim, ar mūsų vargas atsipirko ar neatsipirko, tai gruntuojam ir žiūrim, kas gaunasi, einam maišytis grunto. Taip, dabar prieš gruntavimą nusiriebalinam visą mašiną, po nusiriebalinimo tada viską nusipučiam ir dar, kaip priminėjau, rūgštinių gruntų visur, kur šviečiasi metalas, kur čia viskas buvo išsmeliuota,
kur buvo rūdis, visur, žodžiu, kur šviečiasi metalas, praeinam su rūgštiniu gruntu. Ir dar toks niuansas, kad Hebra gali sakyti, tai kodėl čia neapsikliauti, nes nėra tikslo čia klijuotis, viskas čia pasislėpia, viskas dedasi bamperis ir taip toliau, tai bereikalingas darbas, o bereikalingų darbų mes nelabai galim savo dabar leisti, nėra čia kažkoks tai Ferraris restauruojamas 50 metų, kad čia dabar jau užsideng, kad neapsipūstų ir taip toliau ir taip toliau. Mums svarbu, kad būtų iš išorės jisai kokybiškai ir gražiai padarytas. Tai riebalinu, nusivalom, nusipučiam, tada rūgštinis gruntas, tada pilam į pūliką ir einam gruntuotis. Tik tai po nuriebalinimo reikia labai gerai nudžiovinti, nes ypač špaklius mėgėjas šiek tiek įgerti jo, jis kaip kempinė, tai labai gerai reikia išdžiovinti, nupūsti su oru viską, kad viskas gerai išgaruotų, visas mūsų nuriebalintojas. Ir aplamai gruntavimas yra toksai dalykas, kad gruntą mes šveisim 8% viską, ką mes čia užpūsim, bus viskas nušveista. Nerūpi man ten tos dulkės ar dar kažkas, tai kad ten kokį patioką pasigausim, nėra čia kažkokia tragedija dėl to, kad visą mes išveisim, absoliučiai. Tai dėl to kameroje negruntuojam, dėl to, kad nieks tikriausiai kameroje negruntuoja, nes dažymo kaštai būtų kosminiai, tiek filtravimas visus reikėtų keisti, tiek kūras, elektra ir taip toliau. Tai dažniausiai visi gruntuoja paruošimo salėj. Arba turi kažkokią tai išsirengę papildomą, labai primityvę ten kažkokią ten nutraukimo sistemą, bet nieks ten labai nežiūri ten kažkokių tai temperatūrų, ten nutraukimo ir dar toliau. Tai mes kol kas gruntuojamas dažniausiai čionai, paruošimo saliai. Jau pavyzdžiui, kas šlapias ar šlapio dažosi, tai jau kameroje visą atlieku visą šitą dalyką. Bet pagrindiniai gruntavimai, kas turi šveistis, tai niekad kamerai negruntuojam ir kiek žinau, nieks kamerai negruntuoja, nesakau. Taip, tai dabar kodėl prieš gruntavimą pučiam su rūgštiniu gruntu? Ogi todėl, kad daug yra vietų, šiaip visa šita mašina yra supūvusi, milijardas mini rudelių ir mes labai daug kas smeliavom, visą stogą čia, visur slenkščiai ir taip toliau. Tai išsmeliavom. Kaip ir minėjau, kažkas gal atsimena, piešiau ant lentos, kad smėlis išdaužo rūdį, bet būna mikro rudelių, kur smėlio grūdelis yra per didelis ir jisai tos vietos neišdaužo. Ir rūgštinis gruntas, kuo puikiausiai tinka, tą rūdį neutralizuoti ir netaugiai tenai nebeatsiras. Tai visas dabar pratrintas dar vietas, pratrintos vietos tai yra tiesiog apdruk dėl šventos ramybės, bet pagrindinis yra tikslas šito grunto, būtent tas išsmeliuotas vietas, ar net nebūtinai smeliuotas, čia yra nesmeliuota, tiesiog nušveista viskas su mašinėlė, jokių rūdžių, jokių juodų vietų nėra, bet dėl šventos ramybės prasipučiam su rūgštiniu ir tada ant viršaus akrilinis, nes ant rūgštinio negalima neišpakliuoti nieko, turi būtinai būti akrilinis gruntas. Tai va, važiuojam. Ok, tai viską pasiruošėm gruntavimui, dabar nei vienos vietos nėra, kur būtų plikas metalas, visur viskas yra pilnai uždengta ir dabar pūsim akrilinį gruntą, kaip priminėjau, tai gruntuosiu su Devilbio FLG pūliku, 1.8 galva, seniai gruntavau jau, visada kolega šitą darbą daro, bet nieko, prisiminsim. Tai pirmas sluoksnį čiut sausesnį darysiu, o paskui jau pilsim. Ir pradedam nuo stogo, pirmą stogą nusigruntuojam ir paskui vieną šoną ir kitą šoną. Tai va, važiuojam.
Taip, tai pirmas sluoksnis nupūstas. Šiaip kas labai yra svarbu su gruntavimu, kad kiekvieną sluoksnį, kai dedi, prieš tai turi būti pilnai tas flash off time'as praėjęs, tai turi būti matinė detalė, nes jeigu uždedi kitą sluoksnį ant šlapio praeitos sluoksnio, tada tas sluoksnis nedžiūna. Tai normaliai reikia išlaukti visus laikus prieš gruntuojant. Dengiamumas kuo puikiausias, pirmas sluoksnis visa mašina uždengta. Tai šiek tiek galbūt reikėjo mažiau juodos spalvos dėti, bet šiaip viskas buvo. Tai realiai identiškai, tik čiut riebesniais sluoksniais, antras ir trečias sluoksnis. Šitą nefilmuosim. Pavyzdžiui, dabar dar niuansas toksai antras sluoksnį, kai dedu, tai dabar gruntuosiu tik tai stogą, ketvirtį ir jau trečias sluoksnį vėl visą pilną, nes mums nereikia 3 sluoksnių čia krauti šitam tarpdurį, nes čia nieks neįmatosi, nei taip toliau. Tai va, tai antras ir trečias sluoksnis, važiuojam. Boom! Nuotaikos jau geresnės. Ką, hebrytė? Jau realiai didelis darbas yra padarytas, kėbulas yra nugruntuotas. Tai realiai mums liko iki dažymo diena darbo. Viskas susišveist, apsiklijuot, varytis į kamerą ir dažyt. Paskutintas sluoksnį dar praputėm kontrolinį sluoksnį baltais dažais, kad kai šveisim gruntą, matytume, kas vyksta. Parašykit komentaruose, kaip jūs galvojat, bet mano galva, tai sakau, geriau jau mažiau filmuot, pafilmuot svarbius dalykus, o ne tą patį per tą patį ir geriau jau tegul būna progresas, o ne iš tuščių į kiaurą. Jeigu būtumėme čia viską filmavę, nežinau, gal dar 10 epizodų būtų buvę. Tai tiek greičiau darysis projektas, tiek visiems bus iš to, manau, geriau. Ir mum fainiau. Mažiau darbo montuoti vidosikus. Tai va. Viso, susitiksim kitame epizode.